Švelniai su kačiuku pažiūrėk. Švelniai su kačiuku, pažiūrėk, koks gražuolis kačiukas. Andutį miau miau, taip. Pasakyk, ate, ir einam į žaidimo aikštelę. Ate, pasakykit. Ate, miau miau. Ate, kačiukui. Miau, miau. Atvažiavom šiandien į kitą miestą, Kopertino, kuris yra netoli mūsų, apie 25 minutės kelio. Šiandien yra sekmadienis, tai vat ir turim galimybę pavažinėti visur, Jegoras nedirba. Tai va. Va čia parkelis prie šitos bažnyčios. Visi miesteliai turi kažką gražaus, atvažiuoji į paprastą mažą miestelį ir vis tiek kažkokie didingi rūmai, pastatai, bažnyčia kokia gražesnė, ornamentų gražių. Visur Italijoje visada taip viskas gražu. O dabar keliaujame gelato.
Andutė, atsisuk truputį, Andutė. Nutupė balandis. Nutupė balandis. Kur? Ten? Ten taip aukštai? Nu va, dar vienas smagus miestelis mažas. Skaniai pavalgiam, vėl gelato pavalgiam, pasibuvom, labai nedaug žmonių, bet labai smagu. Pas mus šitas miestelis būtų tikrai turbūt gražiausias, bet čia tai 100 vietoje ir nelabai kam įdomus. Išspaudėm iš miestelio viską, ką galėjom, grįžtam pas mus prie jūros į Porto Cesarijo. Tai geriausias laikas mes manome, kad keliauti į Italiją yra būtent ruduo, spalio pradžia, gal ten rugsėjo pabaiga, bet tikrai tada ir dėl kainų, ir dėl žmonių kiekio, ir svarbiausia dėl karščių, nes šiandien yra spalio 26 kokia? Ir visiškai labai netgi karšta, tikrai. Tai važiuokite rudenį. Ir dėl parkingo. Ir dėl parkingo, jo, nes tikrai mes statome čia belenkur, negaunam baudų, dėl to, kad tiesiog nelabai kas tikrina. Ir dėl parkingo irgi privalumai, kad lengviau surasti ir jeigu ir ne ten pastatė, tai greičiausiai negausite baudos, nes tiesiog niekas nežiūri, nes visi čilina.